Tai ką, rytas, diena iš Batambango. Gyvenam su, kieme pas tokį, apsistojom pas tokį gidą vietinę. Jisai gidas ir du kambarius padaręs kaip nuomotis. Va, čia mes jau išsiskalbė savo rūbus, davė tokį džiovyklę man. Čia mūsų valgomasis stalas, čia mūsų kambarys, čia kitų svečių kambarys. Čia virtuvėlė, čia mokausi, čia skalbenkė virtuvė, čia mūsų kambarys. Tai čia. Čia va taip. Tai kon, čia tie, kur sakė su motoroleriais niekur nevažiuos, tai va pilam pilną baką. 1 litras apie $1 ir lekam. Va čia šalia miesto, kur apsistoja Batambango. Čia tokia senovinė hinduistų šventykla. Įėjimas $1. Bet čia ne šita senovinė. O čia tik tai kaip priedas. Va čia šita man asmeniškai daug įspūdingesnė. Tai čia 11 amžiai statyta Khmerų, dabartinių Kambodžos gyventojų imperijos pastatyta hinduistų šventykla. 11 amžiuje, tai daugiau negu prieš 1000 metų. Jie buvo hinduistai ir tada vienas karalius sugalvojo konvertuotis į budizmą ir tada realiai ir sugriuvo visa imperija. Kiek toliau teko pavažiuoti, apie 40 km nuo mūsų miesto. Tikrai verta. Jelenai biškai šiandien nenuotaika filmuotis. Kaip ir Jokūbai vis vakar užvakar. Bet man tikrai dažniau būna, tai nieko tokio suprantama. Ką matai, kiek aukštai kažkas šitos visus akmenis atnešė. Čia būtų gražu saulėlydį pažiūrėti nuo kalno, bet mes saulėlydžiui turim kitų planų. Tėvų kantrybė neišsemiama. Linkiu mums visiems tokios. Kalbant apie tėvus, šiandien gerbiam Andrėjaus gimtadienis. Taip. Norim perduoti sveikinimus jam. Taip. Ir labai mylim. Taip. Aha. Žiauriai gražu. Šiaip nelabai matau, kad jūsų gerai. Nelabai matau per kaukę, kad spikuoti. O kaip Batcave vadinasi? Batcave. Šiknos uola. Iš tikrųjų šikšnosparnių uola. Čia tokia vieta, kai ir nusileidžia saulė. Tai maždaug už 15 minučių bus pasirodymas. Gali būti tamsu jau, bet gal kažką pavyks nufilmuoti. 100 000 šikšnosparnių. Po saulėlydžio išskrenda atsigerti ir pavalgyti. Ką, kad pagavo vieną iš tų
tūkstančių nuosparnių. Vienam naktis baigės nelaimingai. Medžioklė baigės, nom, kad pats buvo sumedžiot. Lienaškas masažą. Nu, va, lipam autobusą į Siem Reap. Va, autobusai tai офигенный. Nu, va, atvažiavom Siem Reap. Angkor Wat, įsičekinom į savo prabangius apartamentus. Už $30 naktis. Bet todėl tik 30, nes šiaip čia turistinis miestas, tai kainos šiek tiek didesnės. Bet mes specialiai laukiam, kad atvažiuot sekmadienį, o ne šeštadienį ar penktadienį, nes tikrai daug pigesnės kainos. Tai va, už tai gavom už gerą kainą labai gerus gyvenimo sąlygas. Pozuoju. Pažiūrėk ten mes. Paso nuotrauką. Pasisamdėm ekspromtų gidą. Už kelis $, pafotografavo, biškį papasakojo. Čia viena iš Angkor Vato šventyklų. Still have Buddha trees here, but Buddha they just been Removed. yes. When the different king come, they don't do it with this. Vau. Statybos procesas. Žodžiu, jie sudeda tokias didelės kaladės ir tada uždeda mažesnės. Pirmas smėlio, tada šitokias kaladės ir viršos, tada labai supušinė. Hello game. O ne, Jokūbai. Gerai, einam. Tiesiog eik. Nu jo, atrodo agresyviai. O, įspūdinga. Užlipau ten, kur negalima eiti. Va, pagrindinis pliusas, dėl ko vakare atvažiuoti tokią vietą, tai apšvietimas, mažai žmonių. Ir ne karšta. Kaip tau čia? Man labai patinka, bet labai, čia ne taip, gal dėl to, kad daugiau turistų, bet visur kitur, kur keliavom per šitas šventyklas senas, labai taip spaudžia galvą ir, sunkia energetika. Ir bet netgi buvom ten, kur tokie, griuvėsiai. Ir tikrai, tarsi, gali jie atlūpti, tokios figūrytės atlūptus. Tikrai, tarsi, jeigu labai norisi, niekas nepastebėtų ir galėtum pasimti namo savo, kaip suvenyrai, ypač Jokūbui, čia iš vis viena iš fainiausių vietų gyvenime. Bet ne dėl humaniškų priežasčių, ne dėl to, kad kiekvienas paims ir tada nieko neliks, bet dėl to, kad nežinai, ką neša, ta prasme, nes tokia sunkia atmosfera, tai tiesiog nenorėčiau turėti namie kažką iš čia, bet taip pažiūrėti, atvažiuoti, tikrai labai įspūdingai.
Čia prieš kelias dienas buvo toks atsitikimas, kad apie $140 pametėm važiuodami su motoroleriu, išpūtę iš kišenės. Tai dabar šito šventykloje radom 20 000 rielų, apie $5. Nu dar neatsipirko, bet vis tiek šis tas. Nu ko, vaikštom šitais palei palangę ant korvato. Nei vieno žmogaus. Ką norim, tą darom. Nerealiai. Parodyk užryšo ką. Ai, užryšo mum vienuolis apyrankės. Pagarbino, ar kaip pasakyti? Pašventino. Pašventino. Lemba nebeužtenkam pinigų, tai uždarbiaujam, kad pragyventumėm. Sunkios dienos atėjo. Šiaip tai ne, iš tikrųjų šiandien poilsio diena. Žinot, pavargom nuo tų negyvenamų salų, nuo tų visų. Matot, atsitiko taip, kad neturim jau rytoj užsisakę nieko. Tai dieną į priekį net nebeturim nieko suplanavę. Taip gavosi, kad laukiam iki paskutinio ir kažkaip gal laukiam, kaip jausimės, ar būsim pavargę ar ne. Tuo pačiu aš ieškojau visokių ten tų traukinių, autobusų ir nelabai radau, kaip nusigauti patogiai iki Paksė. Paksė pirmas Laose sustojimas. Yra, žodžiu, gaunasi taip, kad iš San Riepo, iš čia kur esam, patogiausias yra susisiekimas, o aš ieškojau kur arčiau pasienio, kad pervažiuoti. Kad apsistoti ir pervažiuoti į Laosą. Tai du variantai. Yra skrydis žmogui $160 ir autobusas žmogui $40. Važiuoti 10 valandų. Žinot, mes aišku važiuosim su autobusu. Tai planas pailsėti čia dar 2 naktis. Siem Reap, viešbutis neblogas, kaina nebloga, o prie baseiniuko galim pagulėti, pailsėti. Ir aš dar nuvažiuosiu, nežinau, gal ir Lienaškių prisijungs, porą šventyklų aplankyti toliau. Aš kažkur 2 valandų kelio nuo Siem Reap. Ir viskas. Ir šiandienos planas susidėlioti kažkur savaitę į priekį, ką veikti, kur gyventi. Ir reikia vizai nuotrauką pasidaryti. Nes ant pasienio reikės imti. Elektroninių vizų nepriemu. Tai tas, kur mums prisimins su šalmu fotkina. Galima tas panaudoti. Prikolas. Nu, žodžiu, aš tai sakau, aš nežinau, aš tikrai norėčiau pailsėti, nes man, kai ilgai važiuoju autobusu, pradeda skaudėti klubą vieną ir paskui reikia, kad jisai nebeskaudėtų kažkur kelių dienų. Tai šikna to skauda, ne klubą. Nu, aš kažkaip maždaug planavau, tiesiog gražiau pasakyti. Užpakalį. Ir viskas, ir dėl to tiesiog turbūt ilgiau pailsėsim ir 10 valandų tas pravažiuosim. Vakar man darė manikiūrę mergaitė iš Daugavpilso, iš Latvijos. Labai faina, gražiai padarė. Čia iš karto patikrinau, kad visi įrankiai yra sterilizuoti. Tai viskas, reiškia, yra gerai. Ladies and gentlemen, please make sure all your seatbelt has been fastened. Pirmas muitas praeitas. Krosina. Pastatė?
Nu tai kągi, mes atėjom į sporto salę, mes esam Pakse mieste, bet čia nėra ką veikti, tai, nu, žodžiu, parodysiu Jokūbą. Šaunuolis. Milijonai arbūzų. Jo, pačioj Paksėj čia niūroka, nelabai yra ką veikti, bet vat čia šalia yra toks Bolevano plokščiakalnis. Tai pagrindė, kas čia atvažiuoja turistai, tai dėl to, kad apvažiuot šitą plokščiakalnį, čia yra visokių waterfallų gražių, tai vat užtrunka apie 2 dienas, bet mes nevažiavom. Nes buvom biški pavargę ir taip nuo keliavimų, tai dar 2 dienas išsėdėti ant pirdos, tai iš vis būtumėm nusikalę, bet jeigu kažkas būsit Paksėj ir nepavargę, tai tikrai man atrodo visai įdomu apvažiuoti. O jeigu ne, tai vat užtenka 3 naktis nuvažiuoti vienur kitur iš Paksės ir viskas, ir keliauti toliau. Tai vat Paksė yra dar vienas geras dalykas, kurį rekomenduojam. Paksė International Airport. Ir irgi dar viena rekomendacija, jeigu esat Paksė, tai galite išskristi iš čia kuo greičiau iki Vientiane arba iki kažkokio kito miesto. Luang Prabang. Tai mes ir skrendam, norėjom į Luang Prabang. Bet nebuvo šiom dienom skrydžių, tai va skrendam į Vientiane, ten apsistosim ir po to judėsim toliau. Tai va, mūsų nuotykiai Pakse baigėsi. Pagaliau. Ir pirmas lėktuvas bus išbandytas. Pailsinsim užpakaliukus. Nu, pas mus dar tipo įvyko vienas dalykas. Parodyk, traumuotas žmogus. Jo, mano gerbiama partnerė pamalonino mane. Nu, truputį užtrenkėm duris. Su durelėm jau. Nu, kam ten pirštus laikyti irgi. To the rear cabin. Xanh nước xanh như vươn thang nhường cho vùng bầu trắng ổn hạ và đồ xúc sơn. Ilo visibility condition, the Ramanasa supply. Viskas, mes išskrendam iš nuostabaus Pakso. Paksai laikykis. Paksai jo laikykis.